Tekstų rengyklėje galime įsijungti tokią priemonių juostą, kurioje yra grafinių objektų. Kad ją įsijungti, reikia eiti į meniu rodymas, tada mygtukų juostos ir pasirinkti paukšteliu grafikos objektas. Šitą juostą galima įsijungti ir kitaip. Štai čia yra toksai mygtukas, kuris vadinasi braižymo priemonės. Jį paspaudus šitą priemonių juostą arba pradingsta, arba atsiranda. Taigi, kas tie grafiniai objektai? Kaip matote, čia yra įvairios geometrinės figūros. Norint jas nubrėžti lape, reikia paspausti vieną kartą ant išsirinktos figūros. Kai paspaudžiame, matosi, kad šita figūra dabar yra pažymėta ir tada lape galime ją brėžti. O kad brėžti, reikia tiesiog laikyti kairį pelytės klavišą ir tempti į šoną. Ir paleisti. Jeigu noriu dar vienos figūros, paspaudžiu ant kitos ir vėl tempiu, laikydama kairį klavišą ir paleidžiu. Kiekviena tokia figūra, kiekvienas grafinis objektas veikia panašiai kaip ir paveikslėlis. Jį galima padidinti, sumažinti, pastumti į šoną. Taip pat galime jį sulygiuoti su tekstu. Štai čia yra teksto ir paveikslėlio tarpusavio padėtis. Tai pavyzdžiui, pasirinkus teksto laužymas išjungtas, tekstas dingsta iš kairės ir iš dešinės. Jeigu paspaudžiu visiškasis apgaubimas tekstu, tekstas eina aplink figūrą. Ta figūrą galima dar ir perspalvinti, štai čia yra jos spalva. Arba gali būti ne tik spalva, gali būti gradientas, brūkšniuotė ir taip toliau. Jeigu figūra yra nužymėta, tai ta priemonių juosta pradingsta. Jeigu figūrą pažymime, tai priemonių juosta vėl atsiranda. Figūrą dar galima pasukti, paspaudus ant štai šio mygtuko, sukant už kampelio. Jeigu norime figūrą ištrinti, tai lygiai tas pats kaip ir su paveikslėliu, figūra turi būti pažymėta ir klaviatūrai spaudžiame klavišą Delete. Į kiekvieną šitokį grafinį objektą galima rašyti. Na, pavyzdžiui, išsirinksiu štai tokį grafinį objektą. Ir 2 kartus ant jo paspaudusi galiu matyti teksto žymeklį. Ir tada galiu rašyti tekstą. Tekstas figūroje gali būti sulygiuotas su lygiuote, galima pasididinti jo dydį, pakeisti šriftą ir taip toliau. Ir šitoks grafinis objektas gali būti tiesiog vietoje pavadinimo, kad būtų gražiau. Na ir dar vienas grafinis objektas, kuris yra labai naudingas, yra teksto langelis arba teksto laukelis. Ta raidė nupiešta. Pasirenku ir galiu brėžti lape tokį stačiakampį. O tame stačiakampyje aš galiu rašyti tekstą. tą teksto laukelį aš galiu perkelti į bet kurią lapo vietą. Tai jis yra labai naudingas, jeigu mes nenorime spaudinėti Enter, kaitalioti lygiuočių ir norime tiesiog teksto kažkurioje neįprastoje lapo vietoje. Ir nužymėjus šitą laukelį, galima jį vėl pažymėti, tiesiog reikia žinoti, kurioje vietoje paspausti.